Aš esu Kazimieras Daugėla, sisteminės fenomenologinės psichoterapijos psichoterapeutas. Vienas iš šitos psichoterapijos krypčių yra šeimos konsteliacijos kaip įrankis, kaip metodas, kuris padeda mums lyg su rentgenu pažvelgti žmogaus vidinį pasaulį, tą šeimos ir giminės ir asmeninį, pasąmoninį pasaulį, tam, kad suprasti, kasgi mūsų viduje yra paslėpta. Nes nuo seno, sakykime, kaip žmogus galvoja pakilti dangų kuo anksčiau, nusileisti jūras kuo giliau, pažinti pasaulį, atrasti vis naujus lobius, taip visų laikų išminčiai stengiasi įminti žmogaus sąmonės, pasąmonės ir būties mįslę. Ir suprasti, kodėlgi sekasi arba nesiseka tėvams su vaikais, vaikams su tėvais, žmogui tiesiog gyvenime, sėkmėje, meilėje ir piniguose ir darbe visame kame. Ir įvairūs žmogaus pažinimo metodai, filosofijos, teologijos, tikėjimai, religijos ir psichologijos sritis ir kryptis vėliau dabartiniais laikais savais metodais, savais būdais stengiasi įlįsti tą žmogaus vidinį pasaulį, tam, kad atskleisti vis daugiau jo paslapčių. Aš manau, kad šiandien mums pavyks galbūt padaryti vieną kitą pratimėlį, kad jūs galėtumėt kažką pamatyti, suprasti apie save asmeniškai daugiau. Išsivaduoti iš gyvenimo sunkumų be abejo galima įvairiais būdais. Yra ir puikus darbai, kurios daro coacheris, gyvenimo treneriai, kitų sričių konsultantai, ir tai tikrai padeda. Tačiau neretai būna tai, kad, sakykime, mūsų pačių resursų, mūsų pačių, sakykime, sąmonės kartais ir neužtenka tam, kad įveikti kažkokias gyvenimo užduotis, išsipinti iš kokių gyvenimo kontekstų, kur nesiseka darbe, meilėje, su vaikais, su pinigais, su savo šeima ar su savo jausmais. Ir čia labai dažnai ateinama iki tos mūsų patirties, vadinasi, kurią mes turime nuo pat vaikystės. Ir tai pasirodo gali būti ne tik mūsų vaikystės išgyvenimai ir patirtis, kurios buvau nepripažintas, nepripažinta, reikalingas, nereikalingas, sakykime, turėjau teisę į savo žodį, savo norus, savo ketinimus, arba neturėjau teisės. Ir neretai gyvenime tai duoda tikrai pakankamai didelį stabdį ar apribojimus ir įvairūs specialistai savais būdais mėgina perėti per tai, padėti žmogui išsilaisvinti ir atsiskleisti galimybėm. Tačiau neretai būna kažkokie mistiški dalykai, galbūt kabutėse mistiški, sakykime, kur vis tiek nepavyksta. Ir čia dažnai pamatom, kad būtent reikia sugrįžti iki mūsų šeimos konteksto. Ir būtent santykis su tėvais, santykis su savo šeimos išgyvenimais dažnai mums duoda labai daug įvairių atsakymų į tos klausimus. Kad ir štai tokia palyginimai, sakysim, kaip ir galbūt jūs daug gyvenime atidavėt savo jėgų, bet vėl sugrįžtat prie to, kaip tėvai ir sakė, kad tu nieko ypatingai nepasieksi, kad vesi ar nevasi vis tiek būsi nelaimingas arba nelaiminga. Sakykim, kad pinigai čia ne tau, arba nuo vaikų tu visą laiką vargai ir vargsi. Net jeigu stengiamės išeiti iš tų modelių, kažkodėl grįžtam prie jų. Daugiau ar mažiau, ar dalinai, o kai kas mato, kad ir labai daug. Daug kas yra sakęs, kad aš nebūsiu tokia kaip mano mama. Ir galbūt jūsų tarpe yra vienas kitas, o aš manau tikrai nemažai, kas sakė, aš nebūsiu tokia kaip mano mama, ar nebūsiu toks kaip mano tėvas. Ar gyvenime nesustiksiu tokio vyro kaip mano tėvas. Bet realiai mes galime po kažkiek metų pamatyti, kad kažko, galbūt ne viską, bet kažkokius dalykus, ko nenorėjom, pradam daryti kaip mūsų tėvai. Ko nenorėtume. Kodėl? Arba bandam kažką naujo ir vis nepavyksta. Taigi, kodėl? Dažnai todėl, kad mūsų pasąmonėje santykis su gyvenimu ir jo galimybėmis
labai dažnai yra stipriai labai susijęs su mūsų tėvais, mūsų šeima ir mūsų giminė, net jeigu mes jų nepažinojame. Todėl, kad mes per tėvus gauname savo vietą gyvenime, įeiname į tą gyvenimą. Ir būtent įeidami į gyvenimą mes gaunam visą tą pasąmoninę erdvę ir visas gyvenimo galimybės. Ir aš dažnai tai, kas nesugeba priimti tėvų tinkamų būdų ir turėti su jais teisingo sąskambio, dažnai negali imti gyvenimo dovanų, negali imti ir realizuoti gyvenimo galimybių. Ir kartais visiškai nesupranta, kodėl. Neatsitiktinai, kažkodėl tai neatsitiktinai daugeliu tautų knygose išminties yra kalbama apie tai, kad turi gerbti savo tėvus. Įdomus dalykas, kad nesako mylėti, nors mylėti tėvus irgi yra be abejo gerai, jeigu tai įmanoma. Tačiau įvairių tautų išminties, religijos išminties knygos kalba apie tai, kad reikia sugebėti gerbti tėvus. Ir jūs tikriausiai žinote vieną iš tokių frazių – gerb savo tėvą ir motiną. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į pilną šitos frazės, į šitos nuostatos aprašymą, jinai kalba taip. Gerb savo tėvą ir motiną, kad turėtum palaimintą gyvenimą. Arba gerb savo tėvą ir motiną, kad laimingai gyventum žemėje, kurią aš tau dovanojau. Tai yra iš šventojo rašto. 20 Dievui sakė. Gerb savo tėvą ir motiną, kad turėtum palaimintą gyvenimą. Ir įdomus dalykas, kad kažkodėl tai šitas išminties knyga, gyvenimo knyga, lyg tai sako, kad užtenka gerbti tėvą ir motiną, kad turėti palaimintą gyvenimą. Lyg tai to vien užtenka, kad turėti palaimintą gyvenimą. Labai atrodo keista. Ar iš tiesų taip galėtų būti, kad užtenka gerbti tėvą ir motiną, kad turėti palaimintą gyvenimą? Vadinasi, čia yra kažkokia paslaptis. Kitaip tai būtų netiesa. Ir eina kalba apie tai, kad gerb savo tėvą ir motiną, nesvarbu kokie buvo, nesvarbu ką tau davė, nesvarbu ką jie sugebėjo ar nesugebėjo tau duoti, kad turėtum palaimintą gyvenimą. Ir dėl to šiandien šios dienos kelionėje, šiandien ir rytoj mes pasižiūrėsime tos gyvenimo dėsnius, kaip jie veikia ir kaip veikia gyvenimo struktūra. Aš pasidalinsiu, kaip sudaryta šeimos psichoemocinė erdvė ir kodėl tai yra taip svarbu turėti teisingą santykį su tėvais. Teisingą santykį, kuris ne tik tai gali sukurti gilesnį ryšį, jeigu mums jo reikia, bet jis gali ir mus išlaisvinti. Uždaryti duris ir eiti į savo gyvenimą. Išlaisvinti savo gyvenimui, savo sėkmiai, meiliai ir taip toliau. Taigi, kad galėtume geriau įsijungti į šios dienos kontekstą, geriau suprasti, kas ir kaip vyksta. Aš kviečiu padaryti iš pradžio vieną nedidelę tokią susikaupimo pratimą, vieną nedidelę meditaciją, kur mes galėtume pasižiūrėti į savo vidinį santykį su tėvais. Tam nieko ypatingo daryti nereikės. Reiks tiesiog atsisėsti patogiai kėdėje, užsimerkti ir leisti savo pabūti akivaizdui savo mamos, tėvo, savo šeimos ir savo gyvenimo galimybių. Va ten, kur jūs esate. Taigi, aš, mano gyvenimas ir mano tėvai. Atsisėskim patogiai ir užsimerkim.
Jei kažkam sunku išlaikyti užsimerkusią būseną, jūs galite atsimerkti, gali būti, galbūt jūs įsivaizduosit, kad jūsų kambarį lyg būtų jūsų erdvė, mama arba tėvas atsirastų. Bet kas gali susikaupti ir užsimerkti, kam tai yra natūralu, užsimerkim. Ir štai dabar ten, kur mes savo jausmais, savo gyvenimus, šitoje gyvenimo situacijai, kur aš esu, štai dabar aš esu savo gyvenimo situacijai tokia, kokia jinai yra. Aš turiu savo jausmus, savo emocijas, savo išgyvenimus, tokius, kokie jie yra. Aš esu toj gyvenimo situacijai, kokia jinai yra. Su savo džiaugsmu ir skausmu, laimė ir nelaimė, sėkmė ir nesėkmė. Aš esu šios dienos situacijai, kokia jinai yra pas mane gyvenime, su savo draugais ar pažįstamais, mylimaisiais ar nemylimaisiais, šeima ir vaikais ir tėvais. Tiesiog aš esu toks, koks esu, tokia, kokia esu. Ten, kur esu. Ir štai dabar aš pažvelgiu, kur būtų mano mama. Leidžiu savo pajausti. Kur būtų mano mama? Dešinėje ar kairėje? Priekį ar už nugaros? Arti ar toli? Ir kas keičiasi manyje, kai atsiranda mano mama. Jinai gali būti bet kokio amžiaus. Tiesiog tokia, kokią parodo mano vidus. Ar man sunkiau, ar lengviau? Ar aš tampu laisvesnis, laisvesnė, stipresnis, stipresnė? Ar kaip tik susilpnėju, susitraukiu, gal noriu nusisukti? Kaip tai veikia mane? Ar mano žvilgsnis krypsta į ją, ar nusisuka nuo jos? Ar aš jaučiuosi mažas, maža prieš ją? Ar mes jaučiamės lygus? Ar aš esu didesnis ar didesnė už ją? Aš iš jos kažko laukiu, o gal kažką noriu duoti? Yra kaip yra. Tiesiog fiksuojam, kaip tai yra. Kažkur yra mano gyvenimas ir mano gyvenimo galimybės, mano šeima, vaikai, mylimieji. O jeigu tokių pas mane dar nėra, kažkur yra mano gyvenimo kelias, kuriuo aš einu, o galbūt tas, kuris turėtų būti, bet aš jo dar neradau. Kuriai pusėje būtų mano gyvenimo galimybių figūra? Prieki manęs, už nugaros, kairėje ar dešinėje, šalia ar kažkur toli. Gyvenimo galimybių figūra. Ir apskritai jinai yra tokia. Pašaukimas, gyvenimo galimybės. Ir kas keičiasi, kai jos atsirado? Kur krypsta mano žvilgsnis? Į gyvenimo galimybės ar man? Man sunkiau ar lengviau? Aš galiu į tą figūrą žiūrėti, judėti? Ar kaip tik sustoju, lyg neturėčiau teisės ar jėgų?
Ir štai dabar tegul atsiranda kažkur mano tėvas. Tėvas tas, iš kurio aš kilau. Ne tas, kuris augino. Jeigu buvo kartais augintojas kitas, o tėvas, iš kurio aš kilau, nepriklausomai nuo to, šį gyvenimą mačiau ar nemačiau. Kur būtų mano tėtis? Toli ar arti? Šalia ar kažkur tolumoj? Priekį, šone ar už nugaros? O galbūt jam visai nėra vietos? Tiesiog yra kaip yra. Ir kas keičiasi, kai atsirado tėvas? Man tapo sunkiau ar lengviau? Ramiau ar neramiau? Aš noriu žiūrėti jį. Ar lyg neturiu teisės? Kyla šiluma ar šaltis, pyktis? Galbūt neapykanta ar meilė? Tiesiog yra taip, kaip yra. Ir kai atsirado tėvas, kas keičiasi pas mane su mama? Ar aš artėju prie mamos, ar tolstu nuo jos? O kaip dabar žiūri mane tėvas? Jeigu yra kažkoks jo vaizdas, ar jausmas tiesiog be vaizdo, jis mane mato ar nemato? O kaip mato ar nemato manęs mama? Aš jaučiuosi matomas ar matoma, reikalingas ar reikalinga, ar nereikalingas ar nereikalinga. Tiesiog yra taip, kaip yra. Ar tėvai mato vienas kitą? Jaučia? Ar tarp jų konfliktas? Ir kaip aš jaučiuosi? Aš jaučiuosi didesnis ar mažesnis? Didesnė ar mažesnė už tėvą, už motiną? Gal mes lygus? Ir štai kai atsirado ir tėvas, ir mama. Kur dabar mano žvilgsnis? Į ką? Kur aš norėčiau judėti? Norėčiau ir ar galiu judėti? Kaip keičiasi santykis mano su gyvenimo figūra, gyvenimo kelio, pašaukimo? Ar man jinai svarbi, reikalinga? Ar aš noriu greičiau pabėgti nuo tėvų link tos gyvenimo figūros? Ir jeigu bėgu, ar kojos bėga? Jeigu bėgu. O gal judu lėtai? Turiu ar neturiu teisę į tą savo gyvenimo, pašaukimo, meilės kelią. Dėkime tai į savo vidų, tą suvokimą, kurį gavom. Ir po truputį galim grįžti čia, atmerkti akis, kas būtų smerkę. Ir štai dabar mes galėsim pakalbėti apie tai, ką reiškia vieni ar kiti vaizdai, ką gali reikšti jums vienas ar kitas vaizdas, vienas kitas jausmas, emocija, ar tėvai mato ar nemato mus, ar jaučia ar nejaučia, kaip mes jaučiame su jais. Mes galėsim dabar aiškiau suvokti tai, kuo šiandien su jumis noriu pasidalinti ir galiu pasidalinti. Ir štai dėl to
Dabar, kai jūs jau sugrįžote ir kiekvienas turi savo suvokimą apie savo vidinį pasaulį, tokį, koks jis yra, aš dabar pasidalinsiu su šitom demonstracijom, pasinaudodamas figūrėlėmis, pasinaudosiu tam, kad pademonstruoti tą šeimos sistemos gyvenimą ir tvarką, kuri yra, kad suvoktume, kaip vyksta tas procesas, kad mes galime arba negalime eiti gyvenimą. Ir kaip mus veikia santykis su tėvais ir galbūt su šeimos išgyvenimais ir istorija. Ir kokie yra procesai šeimoje. Va. Jeigu čia aš, kadangi auditorija moterų tikriausiai yra didesnė, taip? Va. Dėl to aš paimu figūrėlę moterišką. Bet mums reikės ne tik moteriškos figūros, mums reikės ir vyriškos, va. Čia yra brolis ir sesuo. Arba vyras ir moteris, kurie tiesiog yra, vat, kai jūs patys apie save galite dabar pagalvoti, čia esam mes. Ir štai tam vizualiniam procese, į kurį žvelgiam mes, pamatėm save akivaizdai savo tėvų. Kažkur yra mano mama ir kažkur yra mano tėvas. Ir štai, kaip jautėmės. Vieni galėjo jaustis gerai, kiti sunkiai. Taigi, gyvenimo tvarka tokia, kokia jinai yra, sudaro tai, kad tėvai dideli, o vaikai maži. Tėvai duoda, vaikai ima. Ir štai klausimas, kągi tėvai duoda. Ką tokio tėvai duoda, kad vaikai galėtų imti ir eiti į savo vyrišką gyvenimą arba savo moterišką gyvenimą. Čia, jeigu sūnus turėtų sugebėti nueiti savo vyrišką gyvenimą, taip, o dukra turėtų sugebėti nueiti savo moterišką gyvenimą. Ir esmė tame, kad tėvai, kurie duoda, jie iš tiesų, tėvai duoda, vaikai ima. Čia turima omeny ne tai, kad daiktai, pinigai, meilė ar visi kiti dalykai. Auklėjimas. Be abejo, auklėjimas, rūpestis, meilė yra labai svarbus dalykai. Bet įdomus dalykas, kad dar svarbesnis dalykas yra tai, kad mes turėtume suvokti, kągi mes iš tiesų gaunam iš tėvų. Iš tėvų mes gaunam patį gyvenimą. Gyvenimo dovaną, kurios negali niekas pakeisti. Gyvenimo dovaną, už kurią neįmanoma sumokėti. Gyvenimo dovaną, kurios niekas negalės viršyti. Ir jeigu kas nors sako, kad man kaimynas ar kaimynė, teta ar dėdė davė daugiau negu mano tėvai, tas žmogus iš tiesų atstumė tėvus, nusisuka nuo jų ir sako, aš susirasiu viską pats gyvenime, man jie nieko gero nedavė. Bet tokiu būdu jisai nusisuka ir nuo pačios gyvenimo dovanos, kuri atėjo per juos. Nes gyvenimo dovana stovi būtent už tėvų, būtent per juos jinai atėjo. Ir jeigu aš nusisuku nuo jų ir neimu iš jų rankų savo gyvenimo dovanos, aš negaliu ją naudotis čia. Arba yra tam tikros ribos, kurios mane labai stipriai apriboja. Dėl to pats pirmasis tėvų ir vaikų gyvenimo dėsnis ir tvarkos dėsnis yra tai, kad tėvai duoda, vaikai ima. Tėvai dideli, vaikai maži. Tėvai dideli ta prasme, kad jie duoda gyvenimo dovaną, o vaikai ima. Ir tėvai turi būti pripažinti kaip tie davėjai, kurie davė daugiau už viską pasaulyje.
Ir niekas gyvenime neduos mums daugiau už mano mamą ir tėvą kartu. Jie duoda dėka vienas kito ir vienas be kito jie negalėtų nieko man duoti. Tokio, ko negali duoti nieks gyvenime. Ir dėl to pirmas dėsnis yra, kad tėvai dideli, vaikai maži ir vaikai turi imti iš savo tėvų pačią gyvenimo dovaną. Nors mes žinom, kad aplink tėvus yra labai daug įvairių taisyklių, nuostatų, pavyzdžiui, čia gali būti smurtas, čia gali būti kažkokios mamos taisyklės, sakykime, taisyklės kažkokios, kur žmogus visą laiką teisus arba visą laiką neteisus, kažko gyvenimo scenarijai. Ir dažnai mes pasimame tuos gyvenimo scenarijus, tą smurtą arba aukos rolę ar smurtaujančią rolę, todėl kad nesugebam pasimti pačios esmės gyvenimo dovanos. Ir esmė tame, kad sistemoje, mūsų vidiniam pasauliniam pasaulyje vyksta toks procesas, kad jeigu pas mane yra tuštuma, tuštumos nepakelia, vidus nepakelia tuštumos. Ir tuomet, jeigu aš negaliu turėti pačios gyvenimo dovanos iš tėvų, negaliu turėti tos esmės ir viduje neturiu tėvų, jie manęs neužpildo. Arba kai kurie sako, man jų sočiai, man jų virš galvos, man jų daugiau negu reikia. Aš noriu pabėgti nuo jų kuo toliau, nes man jau buvo. Esmė tame, kad tokiu būdu jie turi to, kas juos užpildytų. O užpildo persotina blogi dalykai. Jeigu mes nesugebam paimti gerų dalykų gyvenimo dovanos, kaip dovanos tos, kurią aš nešiausi savo gyvenimą, dažnai būna, kad mūsų vidus nepakelia tuštumos ir ima beleką. Čia mes galim pamatyti tą pavyzdį, kaip jūs žinote, kad jeigu, sakykime, dažnai vaikai gali pradėti daryti zbitkas, gali pradėti nervuoti tėvus, gali išvedinėti mus iš pusiausvyros, todėl kad jiem iš tiesų trūksta ryšio. Jie nepakelia tuštumos. Ir štai dėl to, sakykime, tie, kas nesugeba paimti gyvenimo dovanos iš mamos ir tėvo rankų, tie dažnai nesąmoningai persima jų scenarijus, smurtą, aukos ar agresoriaus rolę, jų nuostatas apie gyvenimą tokios, kurios gali neatitikti mūsų gyvenimo. Jų gyvenime tai galėjo būti adekvatu. Pavyzdžiui, taupyti kiekvieną centą, žiūrėti darbą ne tą, kuris įdomus, o tą, kur tu galėtum kažkaip tai išgyventi, sakykime, įtekėti ir mylėti ne tą žmogų, vadinasi, prie kurio linksta širdis, o tą žmogų, kuris daugiau uždirba tam, kad išgyventi. Ir daug visokių nuostatų scenarijų, kurio gali būti pas tėvus. Ir tada, kada mes negalim pasisotinti iš jų tikrąją dovaną, mūsų pasąmonė, negalėdama pakelti tuštumos, ima bet ką. Jų gyvenimo neteisingas nuostatas, jų laikui priklausančias nuostatas, kurios mūsų laikui jau nebeadekvačios, pyktį, liūdesį, baimę, skausmą, tuštumą, vienatvę, depresiją, ligas, sakykime, ar tam tikras gyvenimo nuostatas. Tačiau, kad galima būtų pasimti pačią esmę, o ne gyvenimo problemas, turėtume sugebėti paimti pačią gyvenimo dovaną, o tam reikia teisingo santykio. Tam reikia pripažinti, kad tėvai yra dideli, vaikai maži. Jie davė visuomet daugiau, mes niekad nesugebėsim jiem atsilyginti, sumokėti už gyvenimo dovaną. Tačiau, kodėl kartais vyksta visi tie procesai? Ir kaip vaikai įsipina į neteisingą santykį su tėvais, įsipina į įvairias rolės, kurios iškreipia, sakykime, gyvenimo scenarijus.